Šventasis raštas yra mūsų neblėstančių šviesos šaltinis, kuris rodys teisingą kelią ir išlaisvina mus nuo klaidinančių pasaulio nuostatų. Tik iš tikrosios Dievo tiesos mes galime patirti dvasinę laisvę, kuri pranoksta visus žmogaus ribotumus. Jėzus sakė Jono Evangelijos 8 skyriuje 32 eilutėje: ir jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Šie žodžiai skatina mus nuolatos ieškoti tiesos, kuri ne tik atskleidžia Dievo planą, bet ir suteikia mums drąsos stoti prieš melą bei neteisybę. Tikroji laisvė prasideda nuo vidinio supratimo ir gebėjimo priimti Dievo žodį kaip šviesos vedlį. Psalmių knygoje mes skaitome tokius žodžius. Psalmių 119-105. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Kiekviena diena kupina išbandymų reikalauja, kad pasikliautume šiuo neblėstančiu vedliu. Dievo žodis atskleidžia mums kelią į teisingą gyvenimą, moko mus dvasinio atsinaujinimo ir primena, kad tikrasis išganymas prasideda nuo vidinės tiesos pripažinimo. Leiskime Dievo žodžiui šviesti mūsų kelyje, kad galėtume patirti išlaisvinančią laisvę ir tikrąjį dvasinį džiaugsmą.